Labas, brangi. Kaip išeiti iš nesibaigiančio savęs gydymo ar savęs taisymo ciklo? Ar tau pažįstama, kai tam tikra situacija, kaip sąmoninga moteris taisai, tvarkai, pavyzdžiui, santykius su mama, to iškyla santykius su tėčiu, su vyru, su vaiku vienu, vaiku kitu, trečiu, su darbinė situacija, su dar kažkuria tai. Ir vis taip, tai iš vienos, tai iš kitos pusės tenka gydyti, ne save ar situaciją spręsti. Na, tu kaip sąmoninga jautri moteris, žinoma, sprendi šitas situacijas. Ir aš tave visai tai suprantu, tačiau vieną dieną tai gali būti, atrodo, kaip nesibaigiantis. Tai yra gydom, taisom, ane, ir atrodo, kur tas prašviesėjimas gyvenime, kur galėtum atsipalduoti, būti moterimi, mėgautis santykiais, kurti mylinčius santykius. O viena vertus nori kurti tos mylinčius santykius, tau svarbu būti mylėti, mylima. Kita vertus, bet juose vis kažkas stringa, vis kažkas tenai ne taip. Ir vienai bandai, ir kitaip, ir trečiai, ir metodikai, ir konsteliacijos, ir ėjai vienokias terapijas, ir kitokias, paskaitų klausai, internete daug informacijos, skaitėjai, žiūrėjai video, visokiais būdais. Ir niekaip nesusideda į tą, kad baigtųsi kažkokia tai aišku būtų, paprasta ir galėtum atsipalaiduoti, nepaisant to, kad yra gyvenime vis tiek sunkumų vienokių ir kitokių, bet mėgautis tame tarpe taip pat. Kad nebūtų tokių didelių kalnų, ne, kai išties kažkokį proveržį padarai, kažką padarysim. Vėl laimė, džiaugsmas, šviesa, o po kiek laiko kažkas kita išlenda. Tai noriu pasakyti, kad aš pati esu per tai praėjusi. Vienas dalykas, kad patyriau tą, ką tai reiškia. Antras, žinau, kad yra kitas kelias, bet išbandžiau visus tuos kelius taip pat, kol atradau, kad taip, gyvenu gyvenimą, spindinti, laimingą, kurianti santyki, mylinti, aistringa su savo vyru, su vaikais harmoninga, kuriamėse santykiuose visko pasitaiko, būna nuostabių dienų, būna sudėtingesnių, bet kai nutinka konfliktai, kai nutinka situacijos, aš nepasimetu jau, kaip kažkadaise pasimesdavau kažkam nutikus ir kad kažką tai jau reikia labai tokio daryti ir kur dar pasidalinti vieną situaciją, mes su draugė vienu metu netgi kalbėjom, kad galbūt įsteigsim tokių labai nelaimingų moterų gal klubą, nes mums labai gerai sekasi būti nelaimingom. Čia kai mažliukai vaikiukai buvo ir būdavo, kad atradomės vieną kitą, kad tai dabar čia va šitose dalykuose sunkumas. O štai dabar tenai vaiko ten kažkokie tai sveikatos dalykai, tai kaip aš čia galiu ne kažką su savim padaryti, kad perkeisti situaciją. Tada mano būsenos kažkokios, tai ką su tom būsenom daryti. Ir tai viena, tai kita, tai viena, tai kita, kol vieną dieną tiesiog apėmė toks didžiulis juokas, kad mes nerealiai super rimtos tose savo sunkumuose, savo sudėtingumuose gyvenime ir problemuose, kad nuoširdžiai juokiausi iki ašarų, iki, žodžiu, pilvas skaudėjo. Kai suvokiau, kad mes dabar patekom į tai, kad mes ir galim tikrai daryti moterų ratą nelaimingų ir mes būtume pačios profesionaliausios nelaimingos moteris. Ir taip smagu šitą patirtį, kad mes turėjom mudu su mano mylima draugė. Ir jinai parodė šitą patirtis, kad mes kartais labai sureikšinam tuos super sudėtingus dalykus. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kad iš tiesų mes tų sudėtingumų ir turim, nes nenoriu nuneigti, kad mes jų neturim. Tuo metu ir aš ir jinai turėjom tų sudėtingumų. Tu dabar, jeigu eini per sudėtingą savo gyvenimo patirtis, jos yra. Ir čia antrą dalyką pridedu, kad yra būdas, yra kelias, kur mes leidžiamės iki šaknies
priežastinės šaknies, kuri dažniausiai yra susijusi visų šitų skirtingų tarsi dalykų šaknimi. Tai apie tai šiandien ir noriu su tavim pasidalinti, kad yra, kaip galima ištraukti tą šaknį, išimti, kuri yra esminė ir susijusi su daugeliu situacijų. Ir jeigu mes tą prieinam prie tos vienos šaknies, mes labai daug aplinkybių ir situacijų aplink save, tose, kuriuose mes dalyvaujam, pakeičiam. Tai būtinai noriu su tavim to pasidalinti, nes kaip tik paskutinę savaitę su keliom savo klientėm ir vis mes grįžom prie šito klausimo ir vos ne besileidžiant su šituo įrankiu, šitu būdu prie šitų dalykų atsirakino daugelis dalykų, kurie strigo. Taip, ir viena, kad iš tiesų, būna dalykų, kurie mums akivaizdžiai parodo, kad mums kažkur yra sunku. Tie sunkumai nėra šiaip savo, ne kad mus nervuoti ir nelaimingų moterų kalbą daryti, bet jie yra tam, kad mes pamatytume juos bet nesusitapatintumėm ir rastume išeitį, praėjimą, tai kažkas, kas mums užstoja kelią. Ir jie tikrai nėra ženklas, kad mes čia turim likti, ženklas, kad turim praeiti, o klausimas, kaip praeiti. Aš, lydėdama savo klientės, dirbdama su daugybė moterų, tikiu ir pati su savim, kad mes neturim savęs spausti, savęs reikalauti, per prievartą kažką su savimi daryti, taisyti, tam, kad galėtume tai pakeisti. Ne, visiškai nepritariu šitam. Ir jeigu, kaip pradėjau kalbėti apie tuos gydymo ratus, kad kažkur tai stringa, nesijauti laiminga santykiu su vyru, nesijauti pati patogiai savo kūne ir vis kažkokiu abejonių iškyla, tai nėra, kad kažkas su tavimi blogai ir dėl to tu neprivalai galvoti, kad kažkas su tavimi sugedę ne tavyje ir turi dabar taisyti. Labai noriu, kad šitą dalyką patrauktum, jeigu jį randi, į šalį ir kad tiesiog yra dalykai, kurie dabar netrukus paaiškinsiu, yra tai, kas užstoja kelią, tai, kas tą šaknį surasti, kurią kalbu, tai, kas patraukti tai, kas trukdo. Ir čia patraukiame kelis dalykus. Tai yra patraukti tai, kas nesi, tai yra, ką per gyvenimą eidama susitapatinai su tam tikrais dalykais ir kas tu nesi. Patraukti programas ir ribojančius įsitikinimus, kurie neveikia. Ir trečias dalykas, patraukti tai, kas tau nebereikalinga, kas tau labai stipriai tarnavo ir labai stipriai susiję ir su programomis įsitikinimais, ir su tai, kas ne tavo. Dėl to yra priežastis, kad mes pradedam elgtis taip, kaip tai, kas nesame. Ne? Tai yra vidinės apsaugos, kurios susiformavo tam tikrose aplinkybėse, situacijose, gyvenime. Ir dažniausiai tai yra vidinės mergaitės situacijos. Tai iš tavo praeities situacijos, dažniausiai vaikystės, įvairaus, nesvarbu kokio amžiaus būtum, gali iš bet kurio amžiaus tarpsnio, taip pat gali kai kuriais atvejais, aš paminėjau kelias klientės, su kuriamis paskutiniu metu keliam ir vienos atveju tikrai buvo kelionė ir iki praėjusių gyvenimų patirčių, tai reiškia tie stiprus įspaudai sieloje, kurie suformavo tam tikras apsaugas. Ir tos apsaugos tuo metu išties buvo reikalingos ir tarnavo toje aplinkybėje, toje situacijoje, tuo metu, kas ten tuo metu vyko, kad apsaugoti. Ir ta apsauga liko iki pačių dienų ir dabar norėtume elgtis kitaip, bet tai neleidžia. Tai suformavo ir įsitikinimus įvairius,
prisidėjo prie jų formavimo, tai prisidėjo prie to, kad nebesijauti pilnai savimi, nes kažkur tai susimažini arba kažkur uždengi save ir rodai kitą savo veidą, galbūt kaip stiprią griežtą, kontroliuojančią. Arba kaip tik patenki tas situacijas, kur susimažini staiga nebesijauti drąsi pasakyti žodžio, išreikšti savo nuomonės, savo tiesos vidinės, to tikrumo, kuriuo tu esi. Ir visą tai galima apibendrinti kaip į vieną tokį žodį, vidinė mergaitė, vidinis vaikas, tos praėjusio laiko patirtis. Ir šitą terminą daugelis moterų, su kuriomis dirbu, būna girdėjusios, žino. Moteris, su kuriomis kalbuosi pažintiniuose pokalbiuose dėl registracijos suspindinčio moteriškumo programą, taip pat yra girdėjo, žinoti, lygiai taip pat žinau, kad ir tau greičiausiai tai nėra kažkas tai naujo. Ką tik tai pastebiu, kad nepaisant gausos informacijos, kurios yra internete ir nemokamos labai daug informacijos, ne visom pavyksta praeiti į tą, rasti esminę šaknį savarankiškai ir ją perkeisti. Dėl to vat, kartais reikia žmogaus, kuris būtų šalia ir padėtų rasti tą šaknį. Ir kai vieną, antrą, galbūt trečią kartą praeinam drauge, atsiranda toks žinojimas, supratimas ir tą skirtumą moteris pamato, kaip keičiasi, jinai atranda viduje pasitikėjimo, kad jinai pati gali keliauti, leistis, kai jai reikia pasirūpinti savo vidinę mergaitę. Ir tai nėra kažkas sudėtingo, tai tiesiog reikia, kaip sakau, patirti sėkmę, kad galėtum savo pasitikėti savęs palydėjimu į tą transformaciją, pokytį. Taip, tai keletas, pasidalinsiu irgi pavyzdžių dabar iš tų visai situacijų neseniai. Viena moteris, kaip tai atrodo, kaip ta vidinė mūsų mergaitė, iš praeities įtaka, apsauga, saugom. Tai gali atrodyti taip, kaip moteris, kuri gali sukurti ir savo verslą, savo kūrybą, ne vat viena iš klienčių, savo kūrinį, kur pasitarnauja daugeliu žmonių, kuria gražią šeimą, vaikai, viskas labai aukštom vertybėm paremta, labai dvasinga, labai sąmoninga moteris. Tačiau yra tam tikros gyvenimo aspektai santykio su vyru arba su tam tikrais dar kitais žmonėmis, kur kai kažkas nutinka, negali, sunku pastovėti už save. Yra situacijos, kur yra viskas aišku, bet yra, kai tos situacijos nutinka, labai sunku pasakyti tiesą. Viduj savo žino, kad galėtų, bet atrodo, kad beprasmiška. Atrodo, kad, kas iš to, žinai. Arba ir tada toks tarsi atsitraukimas, nutinka susimažinimas tam tikrą prasme. Ir tada prasideda abejonės ir ten visa rutina, lavina, sunku susiorganizuoti tam tikrus dalykus dienotvarkiai, nes viskas po to ritasi paskui visą tai. Ir tada atrodytų tarsi moteris ir negali laiko susiplanuoti tinkamai, tai čia galėtume galvoti, kad laiko planavimo nereiktų mokytis, pavyzdžiui, ten išsakyti, nubrėžti ribas. Ir čia galėtume taip dėlioti kiekvieną aspektą, ir kur galėtum kiekvieną dalyką atskirai dėliotis. Ir šios moters atveju, kai mes leidomės į kelionę, rasti tą šaknį, iš kurios kyla visos šitos problemos, kai trūksta drąsos, staiga pačiam artimiausiam santykiu su savo vyru pasakyti tokius dalykus, kai jie yra tokie artimi, tie, kurie labai svarbus. Ir kągi atradom tokį tokią apsaugą, kur kadaise jos vienoj iš praeities versijų, tai, kad jinai buvo matoma, buvo jai pavojinga.
Tai, kad jinai buvo matoma, tai, kad jinai buvo ryški, kad jinai kalbėjo savo tiesą, tai buvo pavojinga. Ir šitą dalyką mes labai dažna sąmoninga moteris nešiuojasi. Tai gali būti ir raganos ant laužo istorijos pasąmoninės ir įvairios patirtis, kur buvo nesaugu, buvai barta, sugėdinta, pasišaipyta iš to, kai mes tapom matomus, pasakėm savo tiesą. Ir tada susiformavo apsauga, kad geriau likti nematoma, yra pavojinga sakyti savo tiesą. Ir visos tos programos, kai tik tai nutinka kažkas tokio grėsmingo, jos įsijungia ir tada moteris vietoj to, kad jinai liktų, nes jinai sąmoningai supranta, suvokia, ką turėtų pasakyti, kaip turėtų kalbėti su vyru, bet nesigauna. Gaunasi, kad susimažina ir tuomet neišeina. O kai susimažina, yra išsikreipia pusiausvyra santykio, kai kalbam su vyru, ne savo. Jeigu mes staiga, kaip maža mergaitė, išsigandusi, ir mes negalim tada nei suprasti, nei mūsų balsas čia nieko nereiškia ir taip toliau, ir mes negalim tuo metu išsakyti tos savo tiesos, kurią jaučiam. Dėl to ypač svarbus tas kelias išgydyti, perkeisti tos vidinės mergaitės patirtį ir tą apsaugą integruoti ir prisimti atsakomybę už save, tam, kad nebereikėtų atkartoti skirtingose santykiuose su skirtingais žmonėmis besikartojančių situacijų. Kitos klientės situacija, kai ji keliauja dabar skyrybų procese ir pati savo priėjo tą vidinę tiesą, kad metas išeiti iš to santykio, iš pagarbos ir meilės savo, ir kažkurioje vietoje rado save abejojančią, kad delsiančią žengti žingsnį, jau lyg ir į tą naują būstą keltis. Ir lyg tai viskas paruošta, lyg tai viskas aišku. Ir aišku, kad jai taip geriau yra, daugybę kartų tą ratą apsukus, protė prieina prie to, kad taip. Ir delsia, dvejoja, nepaskambina tiem žmonėm, kurie remontuoja jos butai, kurie išsikrausti turi. Ir sako, nesuprantu, kas čia vyksta. Pasižiūrim. Ir iš praeities yra vidinė apsauga mergaitės, kuri, būdama maža, nes buvo vaikas, jinai negalėjo prisimti tam tikrų atsakomybių, negalėjo nuspręsti, kad jinai gali savarankiškai gyventi. Ir tada suaugusiai ir pateko į tą poziciją, kur kiti pasako, ką daryti, nes tai, ką aš sakau, yra kritikuojama arba netinkama. Ir tada gaunasi nepasitikėjimas, toks laukimas, kad kiti ateitų ir pasakytų, didesni, suaugę, mama, tėtis, mokytojai, kurie pasako, kaip yra teisinga, kaip yra gerai ir išjudėtų. Ir dabar, eidama jau sąmoningai tą ilgą kelionę prie to, kad taip, aš prisiemu atsakomybę ir išeinu, bet tam tikroj vietoj vėl riba, tada ta abejonė, tas dėlsimas. Ir pamatėm, kad šitą yra, ir integruojam, ir pasidaro aišku, kodėl. Tai kodėl ta vidinė mergaitė, jinai bijo, jinai laukia, kad iš išorės. Ir čia, kai mes prisiemam atsakomybę kaip suaugusi moteris, kuri atsakinga už tą vidinę mergaitę, arba tą jauną moterį patyrusią, jaunesnę savo versiją patyrusią tam tikras patirtis, reiškia, mes tampam tos suaugusios savo vidiniai mergaitį ir galim pravesti, pereiti į tą kitą savo lygį kaip suaugusios moters. Tai dėl to išėjimas iš tų nesibaigiančių savęs gydymo ciklų ar taisymo, kur daugybę turim skirtingų tarsi dalykų, bent, pavyzdžiui, tas dvejonės ir dėlsimas gali būti ir vienoje srityje, kitoje, trečioje, kur kad iš išorės ateis kažkas pasakys, tai tomis akimirkomis, nes tai nėra, kad visą laiką tai būtų, bet tomis akimirkomis, tais momentais aktyvuojasi ta apsauga vidinės mergaitės. Ir tokiu būdu mes keliaujam tiesiai, dirbdama su klientėm, keliaujam tiesiai į šakninę priežastį, kad žinoti, suprasti, pamatyti ir integruoti.
ir prisimti atsakomybę į savo dabar jau suaugusios moters rankas. O kai mes veikiam iš suaugusios moters, yra viskas visiškai kitaip. Ir tą šaknį išvalius, sutvarkius, išsisprendžia ne tik, kad santykis ne su vyru, su mama, su to, bet daugelis santykių, kurie buvo susiję su ta pačia šaknimi. Tai šitas yra dalykas, kurį šiandien su tavimi norėjau pasidalinti. Taip, ir brangiai, ta, kuri matai mane pirmą kartą, tai prisistatysiu, ne, jeigu iki čia klausai. Esu Aistė Samulienė, spindinčio moteriškumo mentorė. Tai reiškia, kad padedu moteriams, jautrioms, jausmingoms, mylinčiams grožį, kurios nori būti mylimos ir mylėti, tai yra svarbu, tačiau turi iššūkių. Reiškia, nesigauna, nors yra ta moteris, kuri nori mylėti ir būti mylima, gaunasi arba susimažinti, arba kontrolė, valdymas, griežtumas išeina į išorę. Ir kad palydėti ją, jos spindinti moteriškumą, tai yra buvimas savimi, kaip pritraukia, mėgaujasi būti savimi, jaučiasi patraukli ir mėgaujasi santykiu savo moteriškumu kūnu ir su savo mylimu vyru. Perkeisti. Ir visą tai, per ką aš lydžiu moteris, esu pati perėjus į kūnius. Dėl to viena iš didžiausių vertybių, kurią mini klientės, tai yra aiškumas, aiškumas ir šiandien klientė, su kuria kalbėjausi, sako, tai, kad tu daliniesi, Aiste, aiškiai, yra pati didžiausia vertybė, nes aš žinau, ką daryti. Ir ką daryti, ir tai yra taip paprasta, ir taip yra aišku, kad aš galiu imtis veiksmų. Iki tol aš turėjau daug žinių, daug informacijos apie santykius, domėjausi, nes tiek toli man sritis, tačiau nesigavo, nes nežinau, kaip tai padaryti ir praktiškai gyvendinti namuose, kai kyla konfliktas, kai kyla situacija, kai kyla neadekvati reakcija, kas tai yra, iš kur tai ateina ir ką su tuo daryti. Tai yra paprasta ir praktiškai pritaikoma namuose, tai yra, kai ir vyras, ir vaikai, ir buitis, ir tavo kūryba, verslas, veikla, kaip tose moteriškose visose rolėse atrasti save, kaip centrą moterį, kur tuomet tas spindėjimas persismelkia per visas gyvenimo sritis. Šiandieną klientė, kurią išlydėjau po kelių mėnesių darbo, ta draugė, tai pasikeitė tokie daug dalykų, tai yra, kad jinai pati pradėjo matyti, suprasti ir gebėti savo padėti, tai reiškia, nebereikia būtinai būti man šalia, ne? Tai yra, tikslas yra, kad tu susigrąžintum galią, moteris, su kuria dirbam, kad susigrąžintų galią, savarankiškumą, suverenumą, kaip pati gali jausti save, pasitikėti savo tiesa, savo jausmais, pajūtimais. Ir kai reikia netitinkamai keisti savo savijautą, savo reakcijas, savo veikimą į tą, kuris yra harmoningas, kurti mylinčius harmoningus aistros, malonumo, seksualumo visose lygiuose santykius su savo mylimu vyru, artumo ir to žaismingumo su savo vaikais. Ir šiandienos klientė nepasidalino, kad jinai pradėjusi spindėti, tarsi jinai atkeliavo dėl santykio su vyru ir seksualumo savo klausimu, tačiau ir veikloje jos versle pradėjo pritraukti labai gausiai, žodžiu, klientų ir visą tai, ką jinai mokėsi, kaip savim pasirūpinti, kaip pasirūpinti savimi šeimoje, jinai tą patį gali taikyti dabar, dirbdama savo veikloje. Mes, kai gyvenam moterimis, mes esame tas centras spindintis ir tada yra mūsų gyvenimo tos dalys, saviraiška, ne per tavo verslą, kūrybą, darbą, ne tavo meilės ir su tavo mylimuoju, vaikais, ne šeima, namai, jaukumas, visą tą. Ir kai tu spindi, esi laiminga, esi savo centre, savo šyje, balansė ir pusiausvyroje, tuo metu viskas aplinkui dėliojasi harmoningai tau. Tai per visą tai lydžiu moteris, su kuriomis dirbu,
drauge ir šiuo metu esu atvėrusi grupiniai mentorystei, registracijai į grupinę mentorystę. Grupinė mentorystė yra į labai intimioji mažoji grupė, vos kelių moterų grupeliai, tam, kad kiekviena galėtumėt gauti pritaikytą ir specifiškai tau ir asmeninio dėmesio, kad tavo situacijos visos būtų pritaikytos ir kad galėtum labai labai jausti tą asmeninį dėmesį, meilę, palaikymą toj mylinčioje erdvėje. Šitą erdvę grupinę mentorystę aš atveriu tikrai nedažnai. Kada atversiu kitą kartą, nežinau. Šitą grupę startuosim gegužės antroje pusėje. Vis dar grupė renkasi, tačiau labai mažas, labai labai nedaug tų vietų yra ir jau jos pildosi, renkasi moteris. Tai jeigu jauti, klausai, girdi, tau atliepia, susisieki su manimi, užpildydama paraišką, kurią rasi apačioje. Tuomet aš susisieksiu su tavimi patirinėti, kokioje situacijoje tu esi, savo moteriškume, savo santykiuose, su kokiais iššūkiais susiduri. Ir jeigu derame drauge, pasidalinsiu, ne kaip galėtum prisijungti. Šitas pokalbis nei pareigojantis, nei tavęs, nei manęs. Tai net jei esi neapsisprendusi, ar nori, ar čia tau, bet surezonavo, kažkas atsiliepia ir traukia, susisiek, kad galėtum užduoti tau rūpimus klausimus. Vienas dažniausių klausimų tai vyksta online, ar gyvai ar online, tai vyksta online, reiškia iš bet kurios pasaulio vietos gali prisijungti ir keliausime 4 mėnesius drauge. Tai reiškia, net jeigu tu keliausi, atostogausi kažkur, tai tas savaitės susitikimui, esu tikra, rasi galimybę prisijungti. Visos kelionės metu tų susitikimų įrašai taip pat liks tom moterim drauge, kad jeigu kažkurį praleistum dėl kažkokių svarbių tavo aplinkybių, galėtum prisijungti ir tęsti kelionę kitose susitikimuose drauge. Tai tokie praktiniai dalykai ir jeigu tau atliepia, jeigu esi ta, kuri pasiruošusi pagaliau ir darai daug visko iki dabar, bandėjai, žinai, skaitėjai, tyrinėjai ir tiesiog esi pasimetus visoje toje gausoje ir nepavyksta patirti to proveržio. Kas tas proveržis? Tiesiog būti spindėjime, savo malonume, pasimėgavime. Tai kviečiu tą padaryti drauge, jeigu tai rezonuoja ir esi pasiruošus investuoti laiko, dėmesio ir, žinoma, pinigų finansiškai. Lauksiu tavęs susisiekiant, jeigu tau rezonuoja. Brangiai, iki.